Tai sveiki visi, šiandien pakartosim kaip spręst uždavinius. Tai šitas vaizdo įrašas bus apie srovės stiprio uždavinį. Skaičiuoti srovės stiprį. Taigi, skaitom sąlygą. Elektriniu skustuvu per 4 minutes pratekėjo 16 kulonų elektros krūvis. Kokio stiprio srovė tekėjo skustuvu. Iš karto matom, kad mums sąlygoje duota per 4 minutes. Čia vienas mūsų reiškia dydis bus. Toliau duota 16 kulonų elektros krūvis, antras dydis. Ir mūsų klausia, kokio stiprio srovė tekėjo skustuvu. Tai čia mūsų pagrindiniai 3 dydžiai, kurių mums reikės šiam uždaviniui. Brėžiu savo sutrumpintą sąlygą pasidarau. Tai 4 minutės. Tai lygu 4 min. Ir pasiverčiu į sekundės. Tai 4 minutės į sekundės bus 240 sekundžių, nes 4 padauginu iš 60. Tada pratekėjo 16 kulonų elektros krūvis. Tikrųjų žymim Q. Ir gaunam 16C. Nu ir viskas normaliai, C, nereikia nieko verstis. Ir mūsų klausia, kokios stiprios srovė tekėjo skustuvu. Tai reiškia, ieškom srovės stiprio, kurį žymim į didžiąją. Dabar matom, ko mums reikia. Ką turim, ko mums reikia. Ir turėtumėm atsiminti formulę, kurią mes žinom. Kad I lygu Q padalinta iš T. Pagal apibrėžimą srovės stiprio, kad tai yra krūvio kiekis pratekėjęs laido skersvėjų per sekundę. Pagal šitą formulę susidedam vietoj Q raidės, įsistatom šitą skaičių, o vietoj T raidės įsistatom šitą skaičių. Tai gaunam, kad I lygu 16 padalinti iš 240 lygu ir tada gaunam. Įsijom skaičiuotuvą suskaičiuot. 16 padalinti iš 240. Gaunasi, rodo man skaičiuotuvas 0,66, tai yra 0,00. Skaičiuotuvas man rodo 0,0666 ir taip toliau. Tai aš galiu suapvalinti iki 0,067. Ir būtinai parašyti vienetus, su kuriais skaičiau, tai amperai. Ir atsakymas mūsų yra, kad srovės stipris šiuo atveju bus 0,067 amperų. Tai mūsų uždavinys klausė, kokios stiprios srovė tekėjo skustuvu. Aš ir skaičiau, kad srovė tekėjo 0,067 ampero. Tai su srovės stipriu tiek. Tikiuosi aišku, kaip reiktų daryti tokį uždavinį. Klausė mūsų srovės stiprio.